Visiems geros dienos. Šiandieną darysim baklažanus. Farširuosim juos su faršu. Faršą turim pasiruošę beveik. Svogūnai, česnakai. Ir čia susidėsim prieskonius. Faršą padedam į šoną po kol kas. Ir susitarkuojam mūsų dvi bulves. Arba ruginę tarką tarkuosim. Bulves turim, padedam į šoną. Dabar persipjaunam mūsų berenjenas per pusę. Dabar skaptuosimės. Imsim minkštimą. Berenjeną turim pasiruošę. Tai jau ją farširuosim. O tos mes sukepsim su pomidorais, paprika. Čia mes nusunkim bulves. Skystį išpilsim. Įdėsim truputį druskos ir pipirų. O čia užsidėsim porą bulvykių. Išvirti. Dabar čia mūsų lieka patepam su aliejum ir dedam, dalinam bulves į 4 dalis. Ir dabar farširuosim mūsų berenjeną. Truputį pasūdom iš vidaus ir dedam faršą. Dabar mesim į orkaitę maždaug ant 35–40 minučių, kad mums iškeptų. Paskui dėsim sūrį ir mesim dar 10 minučių. Turim berenjeną beveik iškeptą jau. Dabar uždėsim mozzarellos sūrių. Pašausim į orkaitę vėl ant 10 minučių. Turim fantastišką berenjeną. Čia kur liko berenjeną, pakepėm su paprika ir pomidorais. Ant bulvių užpilsim iš žalio padažo. Nedaug. Ir ant berenjenos vyno sirupo. Tai va visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.